Su Petrui pupų liūda, tegul pučia labai dūda. Simai! Ir dūda, dūda, su pupų dar daugiau. Ar jūs baigsit? Dar toli čia važiuot? Jeigu taip elgsitės, nevažiuosim į jokią stovyklą. Varom žaisti tinklinu! Rimtai, tu negali kažkur kitur atsistoti, tau būtina prie manęs prilip. Nu, būčiau paėmus, nu. Ar tu galėjai išeiti iš čia mažvaikiu tu? Dabar gal pažaisim ką nors. Žinai, važiuok, matai tos švendrės tas, tai vienoje stovykloje, kai irgi susimu mane atvežė, tai priskynė jo ten kambariokai tie, nes irgi jo nelabai mėgo. Ir tuos pūkus nuėmė, nes ten po apačio tų rudų pūkai tokie, ir privarė į lovą jų. Ir tada jisai atsigulė ant jų ir visa lova, visa stovykla buvo Mano nerūpestinga vaikystė baigėsi vieną vasaros dieną, kai tėvas išvijo mamą ir mane iš namų. Tai nepatinka, tai. O man tai patinka galvoju, ne? Ten gali varyt, kur noriu. Skaudu buvo išsiskirti su broliu. Prieš išsiskiriant jis man padovanojo kryželį, kuris buvo mūsų draugystės ženklas. Dar užmiršai. A tu čia ką? Eini namo! Greit! Jau pusę metų mes su miško broliais slapstomės miške. Laikas lenka lėtai. Dar vis pamenu dieną, kai mūsų broliai išskyrė. Vis mąstau, kaip jis dabar atrodo. Prisimenu jo mėlynas akis, kurios kaskart sužibėdavo mums žaidžiant. Dabar jam turėtų būti 18 metų. Tikiuosi, kad jam viskas gerai ir labai laukiu, kada vėl galėsiu jį pamatyti. Ne visiems mūsų broliams sekasi kaip mums. Mūsų liko nedaug. Kaskart gauname naujų žinių apie žuvusius.
Давай, уводи! Ставь, ставь! Идем! Что-то мал такой, что-то себе давай. Gal gali paduoti man vandens? Kas galėjo pagalvoti, kad šita slėptuvė po žemė taps mano namais? Be langų, be kiemo, tokie, į kuriuos neužsuka svečiai. Gal tu nori? Ne, aš nenoriu. Juozas visada pasakodavo linksmas istorijas, kasdien vis naują. Sakydavo, kad visas išgirdo iš savo senelių. Antanas buvo labai geros širdies, visada mumis rūpinosi. Kartą net po budėjimo miške parnešė visą saują žemuogių. Jurgis buvo labai tvarkingas, visuomet blizgindavo savo batus, šautuvą ir sakydavo, jeigu mirti, tai tik su švariais batais. Norėčiau, kad tai būtų tik sapnas. Bandau įsivaizduoti laimingą mūsų šeimą. Tėtį, džiaugsmingai besidarbuojantį laukuose, mamą verdančią obuolienę, mudu su broliu laukiančius, kada galėsime jos paragauti. Ева? Петрос, блядь, что ты там сделаешь? Что там случилось? Иди сюда. Niekada nežinai, kas yra tavo tikras brolis, kol neateina išbandymų metas. Tai aš ją išvesiu? Мокинький из тылка. Видел, как ты указ сделай? Tu buvai?
Visas to irklatuvės ieško. Kas čia? Nu, kryželis nematai.